vakaras, mėly studijos svečiai, labas vakaras, mėly PTV televizijos žiūrovai ir sakau, labas vakaras, o kokia šiandien dvi gražios poros iš karto mūsų žaidime. Prie baltojo stalo šviesios gražios damos, o prie juodojo du nemažiau gražus jums vaikinai. Taigi, trečiadienio vakaras ir su jumis, kaip jau įprasta, žaidimas taip ir ne. Pirmame pusfinale prie baltojo stalo mūsų žaidimą papuošė, tikiuosi, jūs lydės sėkmė, Giedrė Gutparakienė ir jos sesuo Rasa Lingytė Bužinskienė. Taip? Malonu. Mielos ponios, pirmą kartą mūsų žaidime, tai gal trumpai apie save. Pradėsime nuo Giedrės. Iš kur? Beveik iš Vilniaus. O beveik tai čia per kiek? Per 10 kilometrų. Į kurią pusę? Į Ukmergės pusę. Aha. O ten gyvenat, o dirbat Vilniui ar ne Vilniui? Namų šeimininkė esu. Labai geros pareigos. Aš irgi norėčiau būti namų. Nu, tiksliau namų ragana. Aš irgi norėčiau būti namų šeimininkas. Taip, o jūsų sesuo? Aš gyvenu Nemenčinėj. Taip. Šiuo metu esu mama. Auginu. 3 mažus vaikus auginu. O mažiukai tai kokį? Nu, jie tokie, ne trinukai. Vienam 5, mergaitai 3 metai, o mažiausiem 1,5 metukų. Kaip gražu. 5, 3 ir 1,5. Labai gražu. Mielos damos, kaip sakoma, ar tenka lankytis kazino? Ne. Na, bet ten tokia yra taisyklė. Sako, naujokams sekasi. Aš tikiuosi, kad jums šį vakarą seksis mūsų žaidime. Linkiu gerų klausimų ir daug gerų ir gražių prizų. Na, o prieš jūs pirmajam pusfinalį žais, čia jau, taip sakant, jau, kaip aš vadinu, mano vaikučiai. Tik nežinau, kiek metų kuriam. Keli žvaigždės, vaikai, Grūdas ir Vudis. Paplokime jiems. Aha. Kaip sekasi jaunimas šiais laikai? Labai gerai, labai gerai. Tiesiog nuostabiai. Augam. Tikrai? Tobulėjam. Tikrai taip. Bet pažiūrėkit, kaip smagu girdėti, kad nors kažkam Lietuvoje gyventi gera. Labai gera. Tikrai labai gera. Tikrai taip. Mes stengiamės, dirbam ir mums gerai. O kas čia tokio gero? Pasakykit visiems džiaugsmu. Tas, kad galim dainuoti, galim koncertuoti, mus kviečia, mus myli, tai mes džiaugiamės. Turėjom gerą tėvelį, užaugino gerai. Ačiū. Mus gerai užaugino ir mes... Gerai užaugino, gerai išmokė, tai mes ir keliaujam. Išleidom į pasaulio, dabar jau, na, malonu, kad kartais grįžtate, nepamirštat su pasenusių tėvelių jau, užeinat kartais, aplankot, bet matau tuščiom rankom. Na, tai ką darysi? Tai, kad rankos nebūtų tuščios, tai tėvelis kaip visuomet pasistengs įdėti kažką lauknešėjų, bet jį reikės uždirbti. O uždarbis labai paprastas. Teisingas atsakymas ir jūsų prizas. Ar pasiruošusios poros jau? Žinoma. Grūdas Vudis sako, žinoma, mūsų žavios damos taip pat. O dabar turbūt labai visiems įdomu, kokiagi šio vakaro žaidimo tema. Labai moteriška, bet tuo pačiu labai ir sceniška. Ką jūs dažniausiai parsivežat iš koncertų? Gėlės. Gėlės ir be abejo nėra tokios moters, kuri kažkada nors pasakytų, kad gėlių būna per daug. Taigi šiandieną visas gėlės, kurias šiandieną mes aptarsime, norim dovanoti ir čia esančioms moterims, ir prie ekranų sėdinčioms damoms ir panelėms. Tema žaidimo yra gėlės. Nesunku, tikiuosi, tikrai. Nesunku. Kaip čia pasakys? Sunkoka. Taip, visko yra, bet metas pradėti ir dėmesio pirmojo raundo pirmajame pusfinalyje. Pirmas prizas. Visos Izadora makiažo priemonės yra be kvapiųjų medžiagų patikrintos kliniškai. Izadora gaminiai traukia grožį ir kokybę vertinančias moteris visame pasaulyje. Gausi spalvų paletė, platus asortimentas. Kiekviena išsirinks savo tinkančią priemonę. Mielos damos, jūs pradėsite klausti pirmosios, po to paeiliui. Juodas stalas, baltas ir taip toliau. Priminsiu, kad išgirdę mano atsakymą į savo klausimą, turite teisę spėti. Jeigu spėjate ir pataikot, taškas ir prizas jūsų. Jeigu ne, tas poros dalyvis, kuris neatspėjo, štai prisėda prie mūsų poilsio stalelio ir atsigaivina sultimis Elmenhorster. Na ką, dėmesio. Turbūt visiems gerai žinoma gėlė, kai kada vadinama ir piktžole,
bet labai graži ir romantiška. Rugiagėlė. Žino tokią gėlę. Dabar dėmesio apie jos trumpai pristatymą. Rugiagėlė lotyniškai yra pavadinta vienos mitologinės būtybės vardu. Taip skamba jos lotyniškas pavadinimas. Būtent. Ir jums reikia pasakyti, kokia tagi mitologinė būtybė, kurios vardu yra pavadinta rugiagėlė. Prašau. Lietuvių mitologijos? Ne. Ne lietuvių. O graikų? Taip, graikų. Graikų. Tai buvo dievybė kažkokia. Ne, tai ne dievybė. O tas personažas, ne dievybė, vadinkime, jinai panaši į gyvūną kokį nors? Taip, jinai panaši į gyvūną. Pavadinimas vienas žodis. Tos būtybės. Tos būtybės. Taip, taip. Panašus į karvę? Ne, į karvę nepanašus. O ta dievybė, jinai yra pusiau žmogus, pusiau gyvūnas? Taip, ta būtybė yra pusiau žmogus, pusiau gyvūnas. Ar jūs jau pasinaudosit savo teisę spėti? Aš gal bandysiu spėti. Jūs bandysit. Jeigu pataikot, jūsų pirmas taškas ir pirmas prizas. Linkiu sėkmės. Prašau. Kentauras. Taip, kentauras. Rugiagėlė yra pavadinta lotyniškai kentauro garbei. Kentaurėja cianus. Taip skamba lotyniškai pavadinimas. Kentaurėja cianus. Labai gražiai. Kentauro gėlė. Beje, labai gražios jos ir labai vaistingos savybės jų naudingos yra būtent kartais ir prie moteriškų kai kurių susirgymų ir prie vyriškų tinka. Ir sakoma, kad būtent vienas iš kentaurų ir padovanojo žmonėms šią gėlę, kad ją būtų galima grožėtis ir gydytis. Ačiū kentaurui už tai, ačiū už teisingą atsakymą ir keliaujam iš karto nelaukdami po tokios sėkmės į antrąjį raundą, kuris beje gali būti jums lemiamas. Jeigu pralaimit šį tašką, mėly vaikai, nedarykit, kaip tėvelis daro. Antras raundas, antro raundo prizas. Ajos šokoladai dovanoja jums išskirtinės kokybės, rankų darbo šokolado meistrų tortą ir šokoladus. Ajot šokoladai – rafinuotos skonio sintezė. Ir šį prizą laimės teisingai atsakiusi pora. Vūdė ir grūdai. Tema gėlės. Literatūros kūrinio pavadinimas. Prašau. Lietuvių? Taip, lietuvių. Moteris autorius? Kaip pirštų į akį. Taip, šio kūrinio autorius yra moteris. Gal tai būtų Žemaitės? Ne, ne Julijos Žemaitės. Ar tai eilėraštis? Taip, tai yra eilėraštis. Tai gal Salomėja Nėris, jeigu... Jeigu moteris, nes kitos matyti nelabai poetės. Jeigu poetė, tai viena buvo Žemaitinė. Taip, tai Salomėjos Nėries eilėraštis. Kiek žinai Salomėjos Nėries eilėraščių? Senai tas buvo, nežinau. Nežinot kol kas. Senai tas buvo. Seniai. Gerai. Prašau. Ar tam... Tarkim, dainos pavadinime tiesiogiai, eilėraščio pavadinime tiesiogiai yra paminėtas? Gėlė. Gėlė, taip. Pavadinimas, tik tai gėlės pavadinimas pačio kūrinio? Ne. Ar iš tos gėlės būrė jaunimas myliu, nemyliu, myliu, nemyliu? Na, žinot, šiais laikais tokių augalų prisigalvoja, kad net nelabai atspėsi, ar čia burta ar ne. Bet iš šios gėlės nebūrė. Ne. Tai gal reiktų apie gėlę paklausti pačią. Taip, būtų įdomu apie gėlę paklausti. Kažką paklausti. O tai Lietuvoje auga gėlė? Taip. Ar tai krūmas? Jis puskrūmis. Taip pasakysiu iš karto abiem porom. Jis pusiau krūmas. O iš tos gėlės arbatą verda? Nu, ar iš vaisių, ar iš kokių tais dalių tos gėlės. Nu, to krūmo, sakykim taip.
Na, jinai iš tiesų yra labai kvapni. Tai žinot, šiais laikais, kai iš visokiausių dalykų tas arbatas verda, tai gal kas nors ir, bet tai nėra tas tradicinis arbatinis augalas. Tai dekoratyvinis augalas. Taip, dekoratyvinis augalas. Tai nespigliuotas jisai? Neduria? Ne, neduria. Tas augalas yra alyva? Ne. Žiedai gražus. Grožis labai tokia savoka relatyvi. Bet galiu pasakyti, kad jisai iš tiesų auginamas ne tiek dėl žiedų, kiek jis pats yra dekoratyvus kaip augalas. Gėlė. O tas augalas yra rūta? Ne, ne rūta. O jau ir nubraukit iš karto man klausimą. Žinai? Ar tas gėlės galima auginti namie? Viduje turite. Taip, patalpoje. Namie, kaip puošmena. Ar augina kas? Manau, kad galim, bet jos auginamos tos gėlės lauke, darželiuose. Darželiuose, aha. Tas augalas yra diemedis? Taip, tas augalas yra diemedis. Aš bandysiu spėti. Bandysit spėti. Na, turbūt jau mažai kas abejoja, kad atsakymas bus teisingas. Diemedžio žydėsiu. Diemedžių žydėsiu. Taip, Salomėja Nėris. Bravo. Bravo. Labai dažnas, bent jau praėjusio amžiaus pradžioje, mūsų močiučių prosenelių darželiuose augalas diemedis. Tai ne medis, tai yra toksai puskrūmis, labai kvapnus augalas, labai beje turi puikių vaistinių savybių, o eilėraštį tikraigi šitą žinojot. Aš netgi užsirašiau specialiai ir vieną kartą pavasarį tu vėl atjosi drąsiai, o mylimas pavasarį manęs jau neberasi. Sulaikęs juodberį staiga, į žemę pažiūrėsi ir žemė taps žiedais marga. Aš diemedžiu žydėsiu. Nepaprastai gražios eilės ir augalas gėlė diemedis. Na, jaunimui šiandieną su močiučių darželiu nepasisekė. Bet tai jūs, natūralu. Bet manau, kad dabar šiais laikais iš tiesų labai retai atneša diemedžius jums į koncertą. Ko gero dar ir net nenešė. Jaučiu nesam. Galit dabar užsisakyti iš karto, kad paprašyti būtent savo žiūrovių merginų. Atneškit, prašom, mums diemedžio šakelę. Prašom, atneškit. Pats laikas būtų nors kartą supažindinti du jaunuolius su diemedžiu. Na kągi, dabar, kol atslūgs pirmoje pusfinalio įtampa, aš manau, kad reikia vieną prizą, trečias klausimas kaip ir liko laisvas, padovanoti publikai, o tas prizas bus štai toks. Ekologiškų pieno produktų grupė Dobilas. Skirta reikliems šiuolaikiškiems vartotojams, kurie rūpinasi savo ir savo artimųjų sveikata bei vertina natūralų maistą. Ir atkeliauja mūsų klausimėlis publikai. Kažkas yra po baltų gaubtu. Priminsiu, kad mūsų žaidimo tema yra susijusi su gėlėmis. Vienaip ar kitaip, visi klausimai, tiksliau atsakymai susijęs su gėlėmis. Šis daiktas yra valgomas. Tai kasgi čia gali būti? Kas čia yra? Gal čia medus? Nuo žiedų rinktas? Ne medus. Gal saldainis raudonoji aguona? Ne, ir nesaldainis raudonoji aguona. Gal erškėtrožių arbata? Ne erškėtrožių arbata. Ajajai. Na, paskutinis variantas, štai ranka viršui. Kalaguonas? Ne. Na kągi, gaila, kad negalit sėdėti šiek tiek arčiau, nes viską išduoda kvapas. Po baltų gaubtų yra gvazdikėliai. Štai. Va, dabar turbūt jau užuodžiat. Va. Gvazdikėliai, prieskoniniai augalai ir gėlė gvazdikas. Kaip ir paprasta, kai žinai. Mes dėkojame mūsų vaikinų porai, Grūdas ir Vudis, labai džentelmeniškai damas praleido į priekį, jos keliauja į finalą, o mes į antrąjį pusfinalį. Sėkmės!
Sveiki atvykę į antrąjį pusfinalį. Ryžtingai nusiteikę džentelmenai, jame prie baltojo stalo Juozas Nainys iš Vilniaus ir taip pat vilnietis Edvinas Stankevičius. Sveiki, jaunuoliai. Labas vakaras. Trumpai apie save, ką veikiat gyvenime, mokotės, dirbat. Mes abu Vilniečiai, buvo klausiokai ir dabar studijuojam toj pačioj vietai, tai yra Vilniaus universitete biochemija. Abu labų tokių. Na gerai, grupiokai, gal kursiokai? Ir grupiokai, ir klasiokai, nuo pirmos klasės. Ne, nuo pirmos, nuo 9. Oi, tai jau dabar turit jausti draugo petį, net nereikia tartis, iš karto mintim fluidais galim perduoti. Ar teisinga linkme einam? Petį jaučiam. Tikrai. Biochemikai. Tai gėlės, biochemija. Ar tai galėtų būti truputėlį arčiau? Manau, kad tikrai, kaip pastebėjote, klausimai tikrai nesudėtingi. Svarbiausia surasti raktą ir juo atrakinti, kaip sakant, kaip buratinas. Turi raktelį, bet nežino, kurgi ta spina. Ir jums žaist teks šį vakarą prieš juodojo stalo porą. Taip, Aretas Šimelis iš Kauno ir Linas Tamošaitis iš Vilniaus. Aretai, mes jau ne pirmą kartą prie šio stalo matomės, jūs patekote iš publikos tarpo. Prizų jau reikia, ar azartą žaisti veda? Žaisti. Įdomu. Žaisti įdomu. O jūsų kolega, kiek aš pamenu, pirmą kartą debiutuoja. Taip. Iš Vilniaus ir ką ten veikiat, kur mokotės, dirbat? Esu Vilniaus universiteto chemijos fakulteto biochemijos studentas. Nesupratau, tai palaukit, čia dabar, o pažįstami jie? Taip, bet kuriuo atveju šiandien biochemikai laimės. Palaukit. Čia tikais antras pusfinalis, dar finale galite ir pralaimėti, nes ten... Randam santykius vyriškai išsiaiškinti. Gerai, bet kažkuriai porai vis dėlto teks moteriškai aiškintis finale, nes ten jūsų laukia labai ramiai, bet pakankamai ryžtingai nusiteikusios dvi žavios damos. Mūsų žaidimo tema yra gėlės. Visi atsakymai vienaip arba kitaip susiję su augalais, kaip rašoma enciklopedijoje, kurie turi estetinę reikšmę ir vertę. Tai yra gėlės. Tema aiški, klausimų nėra. Pirmojo raundo prizas. Fashion Zone. Madingi papuošalai ir aksesuarai. www.fzone.lt. Nika, jūs pirmieji klausėt ir klausimas, manau, kad tikrai nesunkus, nesudėtingas. Vardas. Prašau. Ar tai lietuviškos kilmės vardas? Ta prasme, nelotyniškas, neturi jokių graikiškų, kažkokių užsienietiškų šaknų. Na, labai mažai tokių vardų, kurie neturėtų šaknų. Tai šaknis antikoje šis vardas turi, nes net yra graikiška jo, sakysim, reikšmė. Bet šis vardas, jis toks kaip ir lietuviškas liaudiškas. Jau tapęs. Prašau. Ar tai yra gėlė su dygliais ir susideda jos atsakymas iš 4 raidžių? Na, raidžių spėlioti negalima, bet kuriuo atveju ne. Ar šios gėlės žiedas yra raudonas? Dažniausiai. Ne. Ar tos gėlės žiedlapiai balti, o viduriukas geltonas? Galima surasti visokių, bet nemanau, kad jums žiedų spalva šiuo atveju padės. Ar tai vyriškas vardas? Taip, tai vyriškas vardas. Ar yra daina apie tą gėlę, liaudės? Ir vadina penkialapių? Ne. Ar šis augalas auga Lietuvoje? Taip, jisai auginamas Lietuvoje. Taip. Bet namuose. Ar tas vardas kitokių kaip ir linksnių gali būti ir moteriškas? Ne. Tai tik vyriškas vardas. Ar tas augalas yra, ta gėlė yra galima dovanojama kokiamis nors progomis? Ne. Tai yra kambarinė gėlė, jinai Lietuvoje, kaip sakiau, auginama tik kambariuose. Ar ta gėlė turi kokį nors panaudojimą, tarkim, medicinoje? Taip, turi. Ir pakankamai plačiai žinomas. Ypač ankstesniais metais mūsų
močiutės seneliai augindavo juos, nes labai šie augalai ir labai kvepia ir netgi orą valo. Ar šis augalas turi aiškiai išreikštus žiedus, ar yra auginamas daugiau ne dėl žiedų? Vieną klausimą palikit. Tai ar jis auginamas daugiau ne dėl žiedų, o dėl bendro savas grožio estetinio? Taip, ne dėl žiedų. Jisai dėl savo bendro grožio ir dėl naudos, kaip gėlė. Tai mes bandysim spėti. Aha. Gerai, prašau. Galbūt tai alijošius? O vardas? Jums reikia pasakyti vardą. Teko girdėti ir žmonių vadinamų alijošiais. Alijošiais? Būna. Visokių, žinokit, vardų būna. O, na, čia kadangi sakėt augalo ne vardą, tai manau, kad tikrai neįskaitysime kaip spėjimo, bet vardas geras, alijošius. Būna. Netgi vardadieniai būna. Alijošiaus? O kada, jeigu nežinau. Bet būna įvairių, žinokit, tai ir alijošiaus tame tarpe. Tai šiais laikais, žinokit, tų vardų galima tokių susigalvoti. Ir yra tokia daina, kurioje minimas tas vardas kartu su Martynu. 3 vyrai kažkaip ten trampampam. 3 vyrai trampampam. Ką jūs čia dabar trampampam? Net daug taškis, neatsimenu tiksliai teksto. Ne, ten nėra. Čia buvo Vairo daina. Taip. Ir Stakėno dainuojama. Taip. Virgio Stakėno. Ne. Ten tarp tų 4 nėra. Ar dažnai galima sutikti žmonių pavadintų šio vardu šiais laikais? Ne, jis tikrai nėra itin dažnas, bet tikrai ne iš tų, kur nežinom. Tikrai žinomas puikiai vardas. Netgi patarsiu abiems pusėms, padėsiu, kad netgi iš vieno filmo labai žinomas. Gal čia vis dėlto gali būti susijęs su jonažolė? Ne, niekaip. Ar to augalo, tarkim, lapus arba kokias nors kitas dalis galima naudoti maistui? Ne, paprastai ne. Ar turit variantų? Ar vardo pradžia susijusi kaip boksininko Mohamedo Ali? Ne. Ar tos gėlės lapai spygliuoti? Ne. Ar turi dar neišbandytų variantų, ar jau dabar mėginsit tik tais šaudyt taip apskritai? Na, mes dar turim vieną klausimą, jeigu galima. Galima, prašau, tai jūsų varžovai klausia. Neturit variantų. Prašau, klauskit jūs. Ar vardas yra dažnas kitose kalbose, tarkim, anglų kalboje, vokiečių? Panašiai skambantis, ta prasme. Yra, jisai ir anglų kalboje tikrai yra panašus, bet nėra iš tų dažnųjų. Gerai, džentelmenai, tuomet jeigu tokia situacija, siūlau lygiasias. Ir už teisingą atsakymą į antrąjį klausimą kažkuri pora laimės 2 lemtingus taškus. Ar sutinkat? Kas belieka? Sutinkat. Gerai, tokiu atveju prizas keliauja publikai. Prašau. Pagal mane čia turi būti Jeronimas. Jeronimas. Vardas. Jeronimas. Jeronimas. Yra tokia kambarinė gėlė, be kurios anksčiau turbūt užėję į mūsų senelių namus nebūtumėm radę nei vienos palangės, kur nebūtų augas būtent vazonėlėje Jeronimas. Tai yra kitaip vadinama kvapnioji pelargonija. Pats vardas Jeronimas iš graikų kalbos išvertus tiesiogiai reiškia šventas vardas. Klausit, ar yra angliškai? Jeronimo yra toksai. Nors tas vardas ten buvo labiau indėnų vado, kuris ilgiausiai kovojo su baltaveidžiais. Bet kuriuo atveju sveikinam žavę ponę su puikiu prizu. O dabar jaunimas ir vienas ir kitas jums reikia pasistengti. Kaip matau, kad daugiausia nežinios sukelia tos mūsų močiučių augintos gėlės, arba darželių, arba ant palangių augintos diemedis, o dabar Jeronimas, bet pamirškime jas, keliaukim toliau. Antrasis raundas antrajam pusfinalyje ir prieš tai prizas. Merkio šamas, turtingas maistinėmis savybėmis, užaugintas sveikai, visada pristatomas tik šviežias. Merkio šamas – ypatinga žuvis.
Pirmieji klausė Aretas ir Linas, beje, Lino vardas yra kaip ir gėlės padovanotas. Gali būti laikomas ir, aišku, kultūra, bet ir Linas dovanojamas kaip gėlė. Bet pažiūrėsim, ar jis atneš jums sėkmę. Prizas aiškus, 2 taškai už teisingą atsakymą ir bilietas į finalą. Muzikos kūrinio pavadinimas. Prašau. Užsienio kūrinys, anglų kalbos, tiksliau. Ne. Ne. Tai medis? Ne. Tai ne medis. Lietuvių liaudės daina? Ne. Ir ne lietuvių liaudės daina. Ne. Ar tai galbūt grupės Antis kūrinys? Ne, ne grupės Antis kūrinys. Tai apskritai lietuvių kūrinys? Taip. Tai apskritai yra lietuvių kūrinys. Bet ne liaudės. Ar pavadinimas iš 2 žodžių? Ar daug? Nu, ta prasme, ne iš 1 žodžio. Taip, pavadinimas yra 2 žodžiai. Tai pop kūrinys? Taip, manau, kad šią dainą gali pavadinti popsu. Bet geru. Ar šis kūrinys, tiksliau, tarkim, sakykim taip, eilėraštis, pagal kurį yra padaryta daina, buvo išleistas anksčiau negu pati daina? Ne. Kiek aš žinau, tai buvo tekstas parašytas specialiai tai dainai. Gal, ponai, pasiūlyčiau pradėti aiškintis apie gėlės. Bus greičiau. Tai susiję su dygliuota gėlė? Ne. Dyglių ši gėlė neturi. Ar dainos pavadinimai yra konkreti gėlės, gal konkretus pavadinimas gėlės? Taip. Yra konkretus gėlės kažkokios pavadinimas. Gėlės pavadinimas pirmas žodis? Taip. Ar daina sukurta per pastaruosius 5 metus? Ne. Anksčiau. Na, drąsiau. Anksčiau sukurtas. Ar pagrindinis dainos atlikėjas vyras? Taip. Ar gėlė yra baltos spalvos? Ne, gėlė ne balta. Klausim, ar atlikėjas buvęs Nerijos dainininkas? Ne. Galbūt tada gėlė yra mėlynos spalvos jos žiedas? Ne. Ir ne mėlynos spalvos. Tas ženklas, va, šitas ką jis reiškia? Ar yra dainos pavadinime žodis vynas? Yra žodis vynas. Pienių vynas. Pienių vynas, taip. Pienių vynas. Kastyčio Kerbedžio atliekama daina Pienių vynas. Na, kažkas gėlės dovanoja pindamas geltonus vainikus, kažkas daro vyną, o jūs laimit prizus. Štai 2 puikiausi rūkyti šamai. Jums bravo, vien dėl jų vertėjas stengtis. Puiku. O, prieš tai kvepėjo gvazdikėliai, dabar rūkyti šamai. Pienių vynas, girdėjote ir jūs turbūt šį kūrinį, Kastyčio Kerbedžio atliekama daina. Taip. Gaila, bet su viena iš porų mums tenka atsisveikinti. Kol kas atsipūskite po tokios įtemptos kovos. Jūs laimite iš karto 2 taškus, o publika turi šansą tiesiog laimėti dar vieną prizą. Dėmesio prizas. Aukščiausios kokybės kava Dalmayer. Vokiška kokybė, karališkas skonis. Na štai, dar vienas klausimas publikai. Galiu tik pasakyti, kad šis daiktas, kuris yra čia, jis gali būti pavadinamas ir muzikos instrumentu. Mūsų žaidimo tema gėlės. Kasgi čia yra? Gal tai trimitėliai? Ne, ne trimitėlis. Prašau? Varpelis. Taip, po baltų gaubtų yra varpelis. Štai, mažas, gražus varpeliukas, labai gražiai skamba ir be abejo visiems žinomos gražios gėlės, tokiais kaip varpeliais, žiedais. Būna ir violetiniai varpeliai, ir balti, na, o šitas buvo muzikinis varpelis. Šitas, matyt, ne muzikos instrumentas, bet yra ir varpai muzikos instrumentai. Viskas, visi formalumai antrajam pusfinalė kaip ir baigti. O mes, mėly televizijos žiūrovai, kartu su nugalėtojais pusfinalių keliaujam rungtis į
finalą. Finalas. Dvi damos. Giedrė ir Rasa. Ir prieš jūs žaidžia Aretas ir Linas. Žaidimo tema, visi atsakymai vienaip arba kitaip susijęs su gėlėmis. Linkiu sėkmės, kas laimi patenka į superfinalą. O dabar dėmesio pirmasis finalo prizas. Interneto parduotuvė www.laikrodžiai.lt. Didžiausia ir seniausia specializuota laikrodžių parduotuvė Baltijos šalyse. Čia rasite patikimus laikrodžius sumaniems bei stilingiems žmonėms. Mielos damos, jūs pirmas klausėt. Vandens telkinys. Prašau. Ar jisai Lietuvoje yra? Taip, šis vandens telkinys yra Lietuvoje. Ar tai yra ežeras? Taip, tai yra ežeras. Prašau. Tai yra ežeras Aukštaitijoje? Ne, ne Aukštaitijoje. Tai gal didžiausias Dzūkijos ežeras? Ne. Ne. Tai Žemaitijoje? Taip. Šis ežeras yra Žemaitijoje. Pavadinimas toks pat kaip kažkokios gėlės? Ne, ne toks pat. Ne visai. Bet gėlė būtinai yra. Tai tiesiogiai su gėlės pavadinimu ar gėlės pavadinimu tiesiogiai susiję? Taip, jis yra ne toks pat kaip gėlės, aš sakiau, bet gėlės pavadinimas yra. Ar atsakymas garantuotai sudurtinis žodis? Ne, nesudurtinis žodis, bet į tą pusę, bet nesudurtinis. Paklausiu, galbūt pavadinimas susijęs vandens telkinio su augalu varnalėša? Ne. Ne. Ar augalas tai krokas? Taip, yra tokia gėlė krokas. Augalas krokas. Ir dabar, aš kiek suprantu, jūs jau pasinaudosit savo teisę spėti. Tai Krokų lanka. Taip, Krokų lanka. Šilutės rajone. Turbūt girdėtas, jeigu jau pasakėt ežeras, tikrai. Ir jūs girdėjote. Vienintelis Lietuvoje yra limaninės kilmės ežeras. Kai teka upės, suneša tam tikras sąnašas, užsitveria ir tuomet išeina toks ežeras. Krokų lanka. Gražu, gražu. Dabar jau vyriškiai pirmauja, bet matau, akise damos dar nepasiduoda. Dar ne. Puiku. Tuomet keliaujam į finalo antrą raundą ir pirmiausia pasižiūrim, koksgi prizas laukia. Aurum Lana, prekiaujanti tik aukštos kokybės vilnonės sertifikuota patalinė ir drabužiais. Puikiai žaidžiat ir tokią gėlę. Krokas. Aišku, žinot, kas įdomiausia, kad yra prieskoninis augalas, nes iš jo ten tų visų piestelių ar dar kažkurio žiedo dalių visokiausių yra gaminamas prabangus prieskonis šafranas. Taip. Tai būtent tas augalėlis, ta gėlė. Krokas Lietuvoje irgi auga žydė svogūninė gėlė. Labai gražu pavasarį. O dabar eikim toliau. Žinomas žmogus. Jūs pirmieji klausėt. Prašau. Vėlgi lietuvis. Taip, jis lietuvis. Vyras? Taip, jis dar be to, kad lietuvis, dar ir vyras. Prašau. Ar jis yra kūrėjas? Taip galima pasakyti. Ne. Jis nėra kūrėjas. Taigi visi menininkai, dailininkai, literatai ir visi kiti atpuolė jau. Jisai gyvas? Ne, dėja jau nebe. Mokslininkas? Ne, jis dėja, bet ir ne mokslininkas. Tai gal politikas? Ne ir ne politikas. Vėl kažką tas ženklas turėjo. Tai krepšininkas ir susijęs su augalu lubinu?
Taip, tai krepšininkas ir susijęs su tuo augalu, kurį ką tik paminėjote. Ir net nebejoju, kad dabar jūs spėsit. Pabandom. Pabandom. Pranas Lubinas. Pranas Lubinas. Tai be jokios abejonės. Amerikos lietuvis. Europos ir olimpinis čempionas. Pranas Lubinas. 2-0. 2-0. Štai kokie šilti jūsų pelnytai laimėti prizai. Šildykitės į sveikatą. Oi, mielos damos, kad ir kaip stengiausi jums padėti ir mirksėjau, na, bet bent jau pusfinalyje jūs pelnytai laimėjote. Deja, matyt, finalo kartelę vyriškiai su tom gėlėm per daug užkėlė. Taikė su Krokų Lanka, pataikė ir su Pranu Lubinu. Jie keliauja į superfinalą, na, o dabar didžiausia šventė, aišku, mūsų žaidėjams salėje. 3 kartą prizas keliauja jiems. Dėmesio prizas, o po to baltas gaubtas. 7 Life į Lietuvą atveža visų laikų didžiausia ir nuotaikingiausia šventė Disney on Ice. Superfinalą. Prizą mielai padovanosim teisingai atsakiusiam žiūrovui arba žiūroviai. Na ir kasgi čia yra? Galiu tik pasakyti, kad šiandieną tarp visų nuskambėjusių atsakymų šis variantas jau buvo. Prašau. Gal aš galiu pakartoti raudoną aguoną? Ne. Prašau, kas čia gali būti? Erškėčių arbata? Ne, ne erškėčių arbata. Cukrinė gėlė gal? Ne, ir nesukrinė gėlė. Prašau. Sakyčiau, gal tai gvazdikas? Ne. Galbūt tai medus? Ne, tai ne medus. Na ir paskutinis variantas viršui. Prašau. Jeronimas. Visas Jeronimas. Ne. Taip ir nesulaukiau teisingo atsakymo, bet jis prieš tai nuskambėjo, kai jūs spėliojote, kas gali būti po balto gaubtu. Čia yra aguonų grūdai. Aguonas. Štai, aguonų gardu. Taigi, prizas dėja, bet keliauja į kitą žaidimą, o šiandieną mes dėkojam mūsų žavioms damoms ir keliaujam su vyriška kompanija į superfinalą. Pamėginsim atspėti paskutinį įdomiausią klausimą superfinale. Ar pavyks jiems? Aretas Šimelis ir Linas Tamošaitis superfinalo. Pora iš didžioji vienumoj, dabar varžovų nėra. Varžovas tik tais klausimas ir laikas. O prieš tai išsirinkime vieną iš 6, tiksliau, jūs išsirinkite vieną iš 6 prizų. Juos pristatom dabar, o jūs juos pasirinksit mesdami kauliuką. Pagrindinė žaidimo rėmėja vartojimo paskolų bendrovė Vivos.lt skiria 3500 litų vertės piniginį prizą. Vivos.lt. Patogi paskola per 15 minučių. Viešbutis Palangos Vėtra dovanoja jums nepamirštamą poilsį pajūryje. Jauki nakvynė, apsilankimas baseino ir pirčių komplekse, spa terapijos bei romantiška vakarienė. Palangos Vėtra. Toli nuo kasdienybės. Renlena. Viena didžiausių importinių baldų prekybos įmonė ir baldų prekybos internetu lyderė Lietuvoje. Dovanoja jums prabangų natūralios odos minkštų baldų kampą su miegoti skirtų mechanizmų ir relaksinių fotelių. Ilsėkitės patogiai. www.renlena.lt. Meilės ir šilumos linkėdamas sostinės kailių salonas Karališkas Tigras įsteigė 2000 litų vertės čekį įsigyti nuostabiems keliniams salone Vilniuje, Laisvės prospektas 125A. Elegantiškasis Nike Glassy. Tai stilingai išnyrantis iš juodo stiklo gelmės elektroninio valdymo blokas. Tiesios linijos, švytintis vidus. Autokurtas dovanoja autonominį šildytuvą Webasto su sumontavimu į pasirinktą lengvąjį automobilį. Nuo šiol nedrebėsite nuo šalčio, negramdysite apšalusių langų, nelauksite, kol sušils automobilio salonas.
Autonominis šildytuvas Webasto. Tai šiluma ir jaukumas dar nepajudėjus. Štai tokie. 6 prizai laukia jūsų. Nežinau, ko labai norit, bet pasirinkimą lems kauliukas. Kuris mesit? Linai. Man perleido, kaip pirmam kartui. Pirmam kartui. Gerai, prašau, štai kauliukas per galvą. Prašau. Čia kaulas visas. Per galvą. Juodas kauliukas, juodas stalas, per galvą, taip, per save. 4. Meilės ir šilumos linkėdamas sostinės kailių salonas Karališkas Tigras įsteigė 2000 litų vertės čekį įsigyti nuostabiems kailiniams salone Vilniuje, Laisvės prospektas 125A. 4. Labai pravartus prizas žiemai, ypač jeigu turit mylimą damą. Kailių salonas Karališkas Tigras pasiruošęs jums padovanoti 2000 litų dovanų čekį, jeigu atsakysite į šį klausimą. Priminsiu, šiandienos mūsų žaidimo tema yra gėlės. Minutė laiko prasidės tuomet, kai aš pasakysiu jums klausimą. Ar jūs pasiruošę? Taip. Linkiu sėkmės. Personažas. Minutė laiko. Literatūrinis. Taip. Lietuvių autorius. Ne. Prancūzų. Ne. Europos. Taip. Vokiečių. Ne. Vadinamas vakarių Europos. Taip. Proza. Taip. Anglų. Taip. Autorių. Ar Šekspyro. Ne. Conan Doilis. Ne. Tas pats Defoe. Ne. Agata Christie. Ne. Personažas. Vyras ir moteris. Vyras. Ne. Personažas moteris. Taip. Atsakymas iš vieno žodžio. Gali būti vienas, bet gali būti 2. Kaip patogiau. 20 amžiaus. Taip. Iki antro pasaulinio karo Ne. parašytas. 70-metis. Ne. Pabaiga pati. 60-metis. Pabaiga pati. Ne. Laikas baigėsi. Pati pabaiga amžiaus. Pabaiga. Laikas baigėsi. Labai gaila, kad, na, šiek tiek taip plačiai ėjot ir gaila, kad nesusisiaurinot. Ar turite bent vieną variantą? Nežinau. Aš negaliu sugalvoti. Aš kiek suprantu, jūs net neturite omeny jokios užuominos apie tai, kas tas autorius, tiksliau autorė ir kas tas personažas. Tiksliau ir autorė moteris ir personažas yra moteris. Ir knygos parašytos 20 amžiaus pabaigoje, kai kurios parašytos ir šio amžiaus pradžioj. Ir tų knygų yra ne viena. Viskas, ką galėjau daugiau, nieko negaliu pasakyti. Užuominų jokių. Ar turit variantų? Neturit. Kągi, tuomet gaila, bet superfinalo klausimas jūs įveikė. O dabar dėmesio teisingas atsakymas. Na, šių laikų tėčiai, mamos ypač su vaikais vargsta, kai išeina nauja knyga, reikia ją nupirkti arba pasirodo naujas filmas. Apie ką ten tokį su akinukais? Apie Harry Potterį. Aš taip galvojau. Haris Poteris. Žinot tokį? Žinot. Tai norėjom sakyti jau. Taip. Ir ten yra vienas personažas, kuris tikrai nėra pagrindinis, bet jis tikrai gerai įsiminantis. Nes Haris Poteris gyveno savo tetos ir dėdės šeimoje, kol jį pakvietė į burtininkų mokyklą. Taip? O tos tetos vardas koks? Petunija. Teta Petunija. Teta Petunija, štai ir atsakymas. Haris Poteris, Teta Petunija personažas, o gėlė Petunija visiems gerai žinoma labai dažna mūsų palangių ir ypač vasarą balkonų puošmena. Petunija, puikus klausimas. Deja, jis pasirodė per sunkus. Bet pagal tai, kad Linas pasakė Teta Petunija anksčiau, negu aš pasakiau atsakymą, žinojo, tikrai žinojo. Jeigu būtų dar 20 sekundžių, būtume turbūt ties to ir apsistoję.
Tai mes galime iš naujo pradėti. Dabar mes šitą, ką sakiau, iškirpsim, duodam bonusą ir važiuojam toliau. Šamus atiduodam jų. Jūs negali sumontuoti tiesiog, kad mes laimėjom. Tai mes taip ir montuojam. Jūs laimėjot, bet ne superfinalą. Šiandienos mūsų žaidimų laimėtojai gėlės jums, Linui ir Aretui. Manau, kad tikrai buvo šį vakarą smagus žaidimas. Teta Petunija, vaikiškas klausimas įveikė ir mūsų žinovus. Net nebijoju, kad jaunieji mūsų žiūrovai prie ekranų žinojo tą atsakymą anksčiau. Taigi, sėkmės ir lauksime tų visų žiniukų čia mūsų žaidime prie stalo. O šį vakarą tiek gėlių, tiek žodžių, tiek prizų. Viso gero. Iki pasimatymo. Ate.